Prieš tai pamokoje pasižiūrėjome, kaip mes galime išlenkti tekstą, o dabar pasižiūrėkime dar šiek tiek daugiau. Taigi, mes galime ne tik išlenkti tekstą, bet mes galime įsikelti ir foną. Tai jeigu jūs nematėte, kaip išlenkti tekstą, pasižiūrėkite video, kurį buvau įkelusi prieš tai, o dabar mes paieškokime kažkokio video, tai eikime į kairės pusės meniu elementai ir čia mes galime parašyti kalėdinis fonas. Kalėdinis fonas ir pasirinkime vaizdo įrašai. Tai matysite ir mokamus, ir rasite ir nemokamą kažkokį foną, galite spausti ant nemokamą, matome, kad tai nemokamas, spauskime dešinį pelės mygtuką ir nustatyti vaizdo įrašą kaip foną. Taip, jau turime foną, kuris bus efektingas. Toliau mes galime susirasti eglės šaką ir, pavyzdžiui, šį žaisliuką pakabinti ant eglės šakos. Tai vėlgi grįžkime į elementai ir pabandykime parašyti lietuviškai eglės šaka. Pasižiūrėkime, ar mums suras parašius lietuvių kalba. Pasirinkime grafiką, taigi eglės šaka ir grafika. Taip, lietuviškai nesurado. Jeigu parašyčiau eglutės, pasižiūrėkime eglutės. Taip, eglutės šaka jau kažkas tokio, bet galime rašyti angliškai ir tikrai mums suras. Tai aš rašau pine tree ir branch. Ir tuoj parodysiu jums, kaip rašosi, matome green, Christmas tree branch ir nemokamai tikrai rasite kažkokią ir nemokamą šaką. Jeigu turite Canva Pro, galite pasirinkti ir mokamą. Taigi pasiimkime kažkokią eglės šaką, jeigu reikia, ją galime apsukti, apversti, tai pasidaryti, kad mums atrodytų gražiai. Taip, jeigu dar prieš tai nesugrupavote žaisliuko, tai pasižymėkite viską ir sugrupuokite, kad nepabėgtų jums tekstas. Taip, tai turime eglės šaką ir žaisliuką. Ir dabar pasidarykime eglės šakos dublį, tai spaudžiu Ctrl ir D, turiu dublį. Ir įeikime į padėties mygtuką ir sluoksnį, pasižiūrėkime, kad žaisliukas būtų per vidurį tarp dviejų šakų, dedu antrąją šaką ir dabar antrąją šaką šiek tiek apkirpsiu, kad atrodytų, jog išlenda žaisliukas. Štai toks puikus efektas, matau, dar čia liko keli spigliukai, tai būtinai patempsiu ir iš apačios apkirpimą, kad atrodytų kuo natūraliau. Taip, matome, jau atrodo viskas puikiai, taip sutvarkau dar viršų, matome pralindo šaka, žaisliukas pakibęs ir jeigu jau mes žiūrėtume, matome, kad sninga ir mūsų žaisliukas su mūsų tekstu. Taip, ir kas dar čia atrodytų visai gražiai ir tikrai tiktų, tai apskritimas aplink žaisliuką. Tai vėlgi grįžkime į elementai ir iš karto rašykime angliškai, tai rašykime fading, sparkler, cycle, tai yra apskritimas ir tikrai rasite tiek mokamus, tiek ir nemokamus. Pavyzdžiui, šis, matome, yra nemokamas ir galime juos didinti, mažinti ir užsidėti ant savo žaisliuko, tai tikrai atrodys labai efektingai. Štai galime jį susimažinti. Jeigu norime, galime uždėti ir keletą jų. Pavyzdžiui, paspausiu ant antro ir užsidėsiu ir antrąjį. Tai pasidarykite taip, kaip jums atrodo tinkamai ir gražiai. Pasikoreguokite poziciją. Ir kai jau viskas tinka, liko mums tik tais atsisiųsti video. Taip, tai aš dar sumažinu vieną savo žaisliuką. Ir atsisiųsti mes galime, kai einame į mygtuką dalintis ir atsisiųsti. Tai galime atsisiųsti kaip MP4 vaizdo įrašas, tačiau čia neįkeliame muzikos, tai gali būti tiek MP4, tiek ir gifas, trumpas filmukas be garso. Ir spauskime atsisiųsti ir mūsų vaizdo įrašo failas įkris į atsisiuntimus arba downloads. Tai tikiuosi, jums ši trumputė pamoka patiko
Ir žinoma, jeigu norėsite išmokti daugiau, kaip visuomet, kviečiu apsilankyti puslapyje coursera.lt, kur rasite daug mano įrašytų Canva mokymų, žinoma, ir video kūrimo su Canva, tai galite išsirinkti, susimokėti ir galėsite studijuoti savo patogiu laiku. Šiame kurse rasite labai daug patarimų, triukų bei galimybių, kaip dirbti ir kaip kurti video su Canva. Tai gražių jums artėjančių švenčių ir prasmingo darbo su Canva. Iki!